o paskui jį seks Rokas Letajevas. Matom, dalyviai jau pajuda nuo starto. Arminas labai neblogas pasistatymas ir Rokas pasimeta, nesuvaldo savo mašinos, keliauja į žolės. Labai grubi klaida pirmoji trapsės daly. Jo, Rokas panašu, kad pasisektų gerą lidraną suvažiuoti ir Arminas, kad padarytų grubę klaidą. Pajuda nuo starto abu dalyviai. Panašu, kad Rokui lydo liniją sekas neblogai piešt kol kas, o Arminas, žinodamas, kad turi labai didelį pranašumą, paleidžia į priekį per kelis kėbulus savo varžovą. Kokios nors Armino klaidos lydė, panašu, kad teisėjai mano lygiai taip pat ir Arminas keliauja toliau į top 16. O dabar keliaujam prie sekančios poros, Ovidijus Šeškauskas prieš Mindaugą Mickį. Ovidijus važiuoja lead pozicijai su Nissan S15. Mindaugas, matom, šiek tiek pasilieka vietos. Panašu, kad visgi nuskaitė teisingai. Ir padaro labai grubę klaidą Ovidijus lead pozicijai. Jau pasiruošę startuoti savo antrąją važiavimo dalį. Pajuda nuo starto, Mindaugas šį kartą jau lead pozicijoje stovi. Geras pasistatymas, o Ovidijus panašu, kad supranta padaręs grubę klaidą ir stengias kuo arčiau būti savo varžovo. Sėkmė tiesiog nusišypsojo į Mindaugo pusę, jo teisėjai patvirtina šitą dalyką. Buvo visokių važiavimų. Buvo tikrai ką pažiūrėti, o dabar keliaujam toliau. Evaldas Virbickas, Drifter LT komanda prieš Eriką Milevičių. Evaldas, sakyčiau, labai saugiai pasistato. Panašu, kad išmuša Eriką iš vėžių toks Evaldo pasistatymas. Gal panašu, kad Evaldas šiek tiek bandė pabėgti nuo Eriko. Grįžt tiesiai tiesiog važiuodamas atgal, apsisukęs po finišo, tai tenka važiuoti atbulom. O dabar pradedam antrą važiavimo dalį. Erikas padaro grubę klaidą. Nesugeba įsitemti iki trečios outside zonos. Antros atsiprašau. Jo, bet vėlgi Čeisas irgi toks nėra idealus, aišku. Laukiam teisėjų verdikto. Teisėjai ilgai negalvoja, skiria Evaldui pergalę. Jo, buvo 36 modeliai, tik tai Aivaras važiuoja su dizeliu. M57 pas jį po kapotu. Labai palieka iš starto toli Mantą. Mantas panašu biškį pramiegojo savo startą arba tiesiog nepavijo, o Aivaras piešia puikią lydo trajektoriją, palikdamas labai neblogą šansą Mantui būti arti, tačiau Mantas prisidaro šiek tiek reikalų. Važiavimas, galbūt pasistatymas nebuvo pats agresyviausias, bet šiaip linija tikrai neblogai išpildė. O didžiausia nuostaba tai Arminas Vilkelis turbūt paliko, nes šiaip suvažiavo labai neblogą važiavimą. Ir tas puikiai atsispindėjo, dėl to ir liko pirmas kvalifikacijai, išpildė visas teisėjų užduotas užduotis. Stebim, koks verdiktas bus. Ir teisėjai mano lygiai taip pat. Tarkim, kad jie, stipresni, žinai, kad turbūt toks noras būtų, aš turbūt daryčiau tokį dalyką, kad nebūtum panašų Lietuvoje ir vėlgi, jeigu būtų įmanoma, tai bandyčiau limituoti tokį variantą, kad kažkoks sportininkas X nevažiuotų tik lydo arba tik čeisu, kad, tarkim, tų važiavimų būtų tolygiai, taip sakant, būtų galima, žinai, duoti kažkokį tai lipduką ir markerį ant. Važiavo lead pozicijoje. Dabar apsikeičia vietom ir Augustinas važiuoja lead pozicijoje su savo realios mašinos replika. Įdomus Augustino pasistatymas, panašu, kad ten šiokią tokią korekciją pasidaro. Ir Lukas šiek tiek nuo to nusimuša, bet pavyksta dasivyt Augustiną. O Augustinas pameta priekį ir įsitiesina gale važiavimo, tai čia vėl. Jo, tai panašu, kad Lukas laimi šitą dvikovą. Jo, turim kitą porą. Iš
Jo. Tas BMW man nepripratau prie to mašinos priekį iš tikrųjų. Man irgi šitas modelis, jis tokius labai dviprasmiškus jausmus keliantis, jis man iš galo labai neblogai atrodo, iš priekio tuo tarpu toks labai kontroversiškas. Aš tai pasakysiu kitaip, turbūt tai buvo modelis inspiruotas Angry Birds kūrėjų. Gali būt, bet matom, Vakarius labai puikiai sugeba Oskaro jo. Jo, aš manau, kad tikrai nebuvo unchaseable važiavimas iš Oskaro pusės. Nu, žiūrim, kaip dabar Vakariui seksis lead pozicijų. Oskaras, wow, labai arti. Oskaras, ką jau moka tikrai, tai važiuočiais pozicijai žino, kad turi šiokį tokį disadvantage'ą prieš Vakarį. Tokie agresyvūs persimetimai labai visur daivina. O Vakarius, matom, bando pabėgti ir jo, S13 su G80 tai tikrai atrodo labai jo, su ponu Luku Bykovu, taip. Bus įdomu. Nu, o dabar Simas Valinskas prieš Arijų Kurkulį, praeito etapo nugalėtojas. Labai geras Simo tikslus pasistatymas. O Arijus šiek tiek atsilieka, į per didelį kampą šiek tiek pasistato Arijus, bet atstumą laiko labai nedidelį tarp Simo ir savęs. Tai nebūtų, žinai, 15. Taip, tai va čia, žinai, vėl visuose čempionatuose šitie dalykai yra skirtingi. Pavyzdžiui, pas mus dalyviam yra irgi ribotas laikas, jeigu matom, kad tiesiog nevažiuoja prie starto, bet wow, Simas! Taip, labai agresyvus, geras čeisas. Labai agresyvus ir labai tikslus čeisas, visiškai atrodo puikiai suvažiuoja. Simas, tikrai nežinau, ką Simas galėjo iš tikrųjų. Būtent taip ir yra. Teisėjai, Nojus šiandien atrodo jaučiasi ne savo rogės, jam šiandien kvalifikacijai sekės kiek sudėtingiau negu įprastai. Tai stebim, kaip jam seksis poriniuose. Labai arti Nojus. Panašu, kad pasitikė savo porininku ir nepalieka daug vietos klaidoms, kurių Paulius ir lydė. Tikrai nepasakyčiau, kad labai daug daro. Labai graži kova. Wow. Ir iš teisėjų pusės galbūt irgi buvo vienas dalykas, kuris tikrai turbūt padėjo dalyviam geriau pasiruošti, kad dalyvių instruktažą paskelbė anksčiau, kad galėtų dalyviai pasižiūrėti ir persiskaityti iš anksto, kaip jam reikėtų treniruotis ir važiuoti varžybų dieną. Paulius kontaktuoja, man atrodo, su Nojum, šiek tiek buvo toks minimalus kontaktėlis, kuris panašu labai daug gal nieko nepakeitė, patį Paulių gal labiau išmušė iš vėžių negu Nojų. Teisėjai ilgai galvoja. Nu, čia stebim toliau Armandas prieš Roką. Armando labai didelis manžas. O Rokas panašu, kad nesutrukdė jam tas manžas, nes jis ir šiaip panašu, kad sunkiai vijo Armandą. Keista šiaip taktika, kadangi Armandas antras liko kvalifikacijoje, tai aš nežinau, ar čia reikėjo tiek vietos palikti Armandui daug. Tiesiog vis tiek yra traktuojamas kaip geras važiavimas, galbūt tai būtų atleistina, galbūt čeise, bet finišui, tai manau, jokių būdų. Jo, tas tai tikrai taip. O dabar apsikeitė vietom, dabar Rokas važiuoja pirmas. O Armandas panašu, kad palieka vietos ir labai daug. Nežinau, ar čia vėl jam reikėtų tiek daug kas palikti, nes nežinau, ar tokią persvarą turėjo, priklausomai kaip. Gaurilčikas prieš Jukną. Jukna pasilieka vėl didelį atstumą nuo savo priešininko, bando dasivyti, tačiau panašu, kad nesėkmingai ir lipa per kerbus, karpo labai trajektoriją. Dominykas ignoruoja vieną klipą, paskutinį. Nes tikrai esam girdėję visokių situacijų, pavyzdžiui, kad tiesiog dalyviai nusimuša, sakykime, padangų slėgį poriniam, jeigu žino, kad važiuos prieš greitesnį varžovą ir panašiai, tai tu automatiškai juk nevažiuosi visą laiką tokiu pat greičiu. Tai čia toks gal keistas sprendimas. Labai, žinai, čia tas toks sprendimas, žinai, kai tu gauni pakeliauti po tą patį pasaulį,
Domantas šiaip stebint visas prieš tai vykusias varžybas nuo bandomojo etapo, tai tikrai stabiliai laiko savo rezultatą. Nu, čia matom, Kasparas šiek tiek pabėga nuo savo priešininko. Ir matom, šiek tiek lagina įdomu, kuris sportininkas ar serveris ar kas čia buvo, bet labai neblogai. Kasparas tarp kitko liko 7 kvalifikacijų ir tą puikiai matėm, dabar pademonstravo visai neblogą kvalifikacinę liniją. O dabar Sūdžius važiuoja lydo pusiai. Geras pasistatymas į didelį kampą, bet čia matom, turi pasidaryti šiokią tokią korekciją, kad įsitempti iki antros outside zonos. O Kasparas susidegina tiesiog, pasidaro labai grubę klaidą ir apsisuka. Nu, sakykim, labai daug stabdėsi, tai Kasparas bandydamas Armandas, šiaip 4Shift komandos atstovas, stabiliai vėlgi lygiai taip pat pasikartosiu, kaip ir Domantas Sūdžius stabiliai važiuoja visai. Kiekvienas varžybas dalyvauja ir visą laiką demonstruoja neblogą važiavimą, o čia matom didelę klaidą iš Edvino. Edvinas prisidaro reikalų tiek savo, tiek Armandui, bet panašu, kad tiesiog Edvinui bus unchaseable. Vėlgi tokia greita, pavojinga ir smagiai iš tikrųjų trasa. Na, Bikerniekai nemanau, ar gali kada nors nuvilti iš viską, nors labai techniška ir greita trasa, o Armandas dabar lead pozicijai. Panašu, kad puikiai tvarkosi, o Edvinas vėl prisidaro reikalų, bando sugrįžti kovą, tačiau vis tiek sunkiai sekas pavyti Armandą. Nu, dabar jau matom, prasideda kovos, Giedrius Katinas lead pozicijoje, o Nojus Mikuckis su Nissan S15 chase pozicijoje stovi. Išmuša iš vėžių, įsibėgėjime Giedrius Nojų. Na, čia iš tikrųjų daug visokių smulkmenėlių buvo, bet panašu, kad gale važiavimo solidžiai su savo užduotim. Na, žiūrim, kaip jam seksis apsikeitus vietom. Ar sugebės Nojus išprovokuoti klaidą kažkokią iš Giedriaus. Giedrius panašu nepasimetęs, laiko saugesnį šiek tiek atstumą ir nekartoja tokių klaidų, kokias kartojo Nojus, ir Nojus apsisuka. Na ir stebim, ką teisėjai galvoja. Teisėjų mintys sutampa ir Giedrius Katinas keliauja į top 16. Jo, ir iki šiol beje neturėjom ne vieno one-time ir tik tai 2 porose neišėjo aukščiau esas buvęs vairuotojas į kitą etapą. O, čia tokios truputį įdomesnės informacijos. Gedas mėgėjas yra tokių dalykų, tai visą laiką įdomu išgirsti. Ir kas čia buvo? Tai yra Rimantas, jo, o Matas toj vietoj užsilaikė šiek tiek ant persimetimo, dar dasidėjo kampo prieš persimetant. Ir dabar aš manau, šitas važiavimas bus labai daug lemiantis, o Rimantas panašu puikiai pasistato. Matas pasilieka šiokį tokį atstumą, turbūt galvoja, kad turi persvarą, arba tiesiog galbūt negali pavyti Rimanto. Rimantas, tarp kitko, važiuoja už Butomis Racing by Default komandą. Gvidas Černeckis panašu, kad keliauja toliau, taip. Vėlgi dar turbūt variantas ir dėl to turbūt įtakoja, kad tai jau buvo lėtėjimo zona. Ne, tai būtent tenai dar nebuvo lėtėjimo zona. Okay. Lėtėjimo zona yra būtent prieš persimetimą į sieną, o dabar keliaujam toliau. Davidas Arūna prieš Rafal Mikelionis. Wow! Rafalas kaip užšoko ant durų, bet Davidas jam panašu, kad prisistabdė, ko teisėjai būtent prašė ir nedaryt. Ir neužlipo ant gazo Davidas. Būtų protingas, nepavadinti. Taip, taip. Vėlgi, objektyvus sprendimas yra geriau ir jeigu dėl to reikia palaukti ekstra minutę, tai be abejo mes jo palauksim. Aš manau, dalyviai tikrai su šituo sutiks, kad jam galbūt svarbiau yra geras sprendimas. Nu, dabar Davidas žiauriai spaudžia ir breaking zonoj turi kažkokį verdiktą, teisėjai būtent taip ir yra, kaip ir galvojam. Nu, čia reikia tikėtis tikrai gero ir šaus artimo porinio. Tikėkime, kad tokį mes jį ir išvysim. Pajuda abu dalyviai nuo starto, Tomas pirmas važiuoja lead pozicijai. Gediminas Levickas! Wow! Visiškai nepalieka jokio tarpo. Ką šie du dalyviai išdarinėja?
Panašu, kad atsilieka Gediminas, pačiam gale pasidaro nemažą klaidą, bet pradžia buvo Gedimino wow. Ir nepagavo Butomio. Na, bet dar tikrai toli gražu ne viskas prarasta. Dabar Tomas Butomis turi įrodyti, kad visgi gali nugalėti Pro lygos pilotą. Dar kartą. Panašu, kad Tomas renkasi taktiką pasilikti kiek didesnį atstumą. Klausimas, ar jinai išdegs. Ir čia matom Gediminas inside klipo šiek tiek nepasiema. Būtent teisėjai išgirdo mūsų norus. Tikrai dar yra kur pasitempt. Šį kartą matom, Gediminas jau netaip arti ir išplauna Gediminą. Įsibėgėjime truputį turėjo reikalų ir vėl toj pačioj vietoj vos neprisidaro vėl tokių pat reikalų Gediminas. Gavom tokį prašymą iš Gedo ir sugebėjo mūsų vienas komandos narių padaryti šitą dalyką, įgyvendinti. O Tomas, matom, jau šį kartą tikrai tiek nebetaupo. Sėda iš karto Gedui ant durų, kiek nepataiko su persimetimo taimingu. O Gedas puikų piešia Lidraną. O Tomas spaudžia. Dar truputį yra vietos pasitempt. Na ir teisėjai nusprendė visgi, kad Tomas. Palyginus iš tikrųjų sakyčiau, nes net ir aukščiausio lygio varžybose, tokiuose kaip Virtual Drift Championship, sakykim, kas jau skaitosi turbūt simuliatoriaus pykas, tikrai pamatom tokių panašių vaizdų. O čia turim antrą porą. Arminas labai puikiai dirba, skaito žiauriai gerai savo varžovą. Sinchroniški persimetimai galbūt kiek matos pasisaugo, bet visiškai nekeliantis klausimų čia įsvažiavimą. Nuspręs taip pat, jo, būtent taip ir yra, Arminas keliauja į top 8. Aivaras pramiega startą panašu, o Evaldas puikiai išstartuoja ir pabėga nuo Aivaro. Nu, arba dizelio turbo, žinai, neužsipūtė. Dūmas panašu, kad biški vėliau pradėjo rūkti, tai čia klausimas, kuri čia dalis buvo. Tam tiesiog biški koja kiek pavėlavo ant gazo užsilip. Čia vėl viskas atsiremia į realizmą, ko tu tikėsi iš to simuliatoriaus. Jeigu tu nori, kad jis tau būtų kaip įrankis, kad tu galėtum realybėj tobulėti, tada jau biudžetas ten išauga iki mažiausiai, manau, kokių 4000 eurų. Čia kalbam su kompiuteriu, su visų simuliatorium, su visa įranga, kurios tau reikės. O dabar stebim dar važiavimą, po to pakomentuosim. Evaldas puikiai, šiaip iš tikrųjų žiauriai gerai tvarkos Evaldas, vat būtent ką ir sakiau, kad panašu, kad Aivarui tikrai neužteks. Teisėjai mano lygiai taip pat, kad Evaldas Virbickas keliauja į top 8, tokiu biudžetu pradėti sėkmingai važiuoti, čia realiai tas pats kaip, nežinau, koks beateris, Street lygai tikrai dar brangiau kainuoja. Tai... O dabar einam prie sekančios kovos, Lukas Bykovas ir Oskaras Juodis. Oskaras pasilieka daug labai vietos. Panašu, kad kažkas ne taip. Jo, Lukas lyda piešia labai neblogą, neveltui kvalifikacijoje. Užėmė gana aukštą poziciją Lukas. Jeigu jisai važiuoja nuo stogo, tai sakykime, jam įtakos visiškai tas neturi, kurioj pusėje sėdi jo virtualus vairuotojas. O dabar Lukas, matom vėl. Lukas dabar atsilieka nuo savo varžovo. Oskaras piešia puikią lydo trajektoriją, gerų kampų, daug gazo. Lukas šiek tiek su persimetimais nepataiko, bet jo, tikrai geras pastebėjimas. Labai panašu, jo. Danielius galvoja, kad tai turėtų būti One More Time'as, o Kajus su Vakariu galvoja, kad Oskaras visgi labai gražaus artimo važiavimo. Svarbu, kad dalyviai nepersistengtų ir neperdegtų. Simas važiuoja lead pozicijai, o Paulius iš paskos. Paulius labai arti prie Simo. Puikiai pasistato. Simas piešia puikų lydą. Paulius visiškai nepalieka vietos Simui daryti kažkokiam klaidom ir remiai duris, šiek tiek gale tik tai, kadangi Simas važiuoja su VR akiniais, tai Simui būna kartais tokių dalykų, kad atsijungia akiniai, tikėkime, to dabar nebus. Nu, Simas nepalieka vietos visiškai, bet atrodo kiek vėliau pasistato už lead driverį, bet atstumas, persimetimai, wow.
stulbinantis. Jos tikrai gera kova, sakyčiau, kad turbūt Simas turės panašumą. Ir kas čia buvo? Ar čia Paulius atsileido gazą, matydamas, kad eina į padangų sieną, ar kas čia buvo? Man čia labai... Jo, matom tokį rezultatą. Paulius Drusys keliauja toliau. Prie starto privažiuoja ilgai ir panašiai, viską galima pasidaryti vietoj ir laiku, kas tau kaip patogiau, kad viskas vyktų greičiau. O dabar Armandas Bajoras prieš Dominiką Gaurilčiuką. Bajoras palieka putoj, Dominika visiškai. O Dominikas bando pavyti ir šiaip netaip lyg ir pavėja, bet prisidaro labai daug reikalų. O Armandas visiškai suvažiuoja puikiai klausimų nekeliantį lydraną, kas yra labai daug ir dar yra tikrai ne vienas norintis, kuris laukia, kol atidarysim registraciją sekančiam etapui. Bus labai įdomu pastebėti, kas vyks toliau. O čia matom antrąją dalį, Dominikas Gaurilčiukas prieš Armandą. Wow, Armandas kaip užšoka ant Dominiko. Nu, čia buvo labai karštas momentas. Ir čia panašu, kad Dominikas apsisuko tiesiog, ar ne? Matas labai nori nugalėti ir Armandas keliauja toliau. Dominiko visgi tam buvo klaida. Abu dalyviai tikrai esam matę, kad sugeba puikiai suvažiuoti tiek kvalifikacinę liniją, tiek porinį, tai aš manau, kad čia tikrai galim vėl pasiruošti dar vienai artimai dvikovai. Armandas labai teisingai nuskaitė savo priešininką, šiek tiek pasiėmė labiau vidinę trajektoriją, tam, kad Domantas nepabėgtų, nors Domantas buvo kiek netaisyklingai trajektorijai. Praleido pirmąjį inside klipą, o Armandas saugiai vienods, nes ne visą laiką artimiausias porinis laimi, kiek esam tikrai pastebėję daug tokių situacijų, kad net ir geriausi, kurie arčiausiai važiuoja dalyviai klysta, būtent ką šiandien ir matėm iš Simo. O čia Armandas panašu palieka savo varžovą toli dūmose ir jis tikrai nepavėja jo, Armandas, matom, dar ir padaro klaidą, užlipa ant kerbo. Simas jau, kaip matėm, iškrito irgi top 32 kovose. Giedrių Katiną ir Matą Gvidą Černeckį. Giedrius Katinas su Nissan S13 važiuoja priekį, o Matas Gvidas Černeckis su BMW 46 seka iš paskos. Labai artimas pasistatymas, tiesa nepavyksta išlikti taip arti visą posūkį. Koks kampas pas Matą. Bet dėja prisidaro reikalų. Tas kampas galbūt nebuvo vietoje jo. Tikimės, kad būtent taip ir suvažiuos. Nu ką, judam. Labai didelis skirtumas. Tarp vairuotojų Giedrius visiškai nepavėja, atrodo, savo varžovo. O Matas panašu nedaro kažkokių labai kritinių klaidų. Buvo klaidelė antram klipe. Outside zone, bet... Na, gal pavyks one more time metu įsiaiškinti, kas visgi bus pranašesnis ir suvažiuoti be klaidų abiem dalyviam. O dabar Giedrius Katinas lydė, o Matas dabar jau visiškai nepalieka vietos Giedriui. Spaudžia nuo pat pradžios į duris. Čia šiek tiek pasimeta, bet greitai susigaudo ir atgal šoka prie durų. Tiesa, vėl Giedrius pabėga pačiam gale važiavimo. Aš manau, kad kažkas apie 140 turėtų būti, galbūt net šiek tiek daugiau. Vėl, aišku, priklauso čia nuo kiekvieno dalyvio, kaip jisai atvažiuoja, bet 120 plus aš manau, kad tikrai turėtų būti. Čia Matas, matom, šiek tiek užsididina kampą, kur teisėjai prašė būtent to nedaryti, bet Giedrius sugeba šitą dalyką atidirbti ir vėl labai... Na, dabar žiūrim, kaip dabar jiems seksis. Ar pamatysim dar gražesnį ir artimesnį važiavimą? Matas puikiai pasistato, labai netoli savo varžovo. Matom, transliacijoje atsirado ir bėgiai su kilometrais per valandą, galit stebėti, kokiu greičiu važiuoja kurioj trasos dalyviai. Ir ką veikia. Gražu žiūrėti, kad sugeba visgi susitvarkyti su mašina ir įsivertinti savo saugo atstumą dalyviai. Matas labai didelį kampą užsilaužė ir čia yra kritinė klaida, važiuoja per no-go zoną.
Panašu, kad Šį kartą teisėjams. jo kelionė šiandieną baigėsi, jo. Tikrai palengvina teisėjams darbą su šituo savo pasistatymu. Tai. Giedrius Katinas keliauja toliau. Mane pasiekė tokia informacija. Pasakoja apie savo drifto pradžią, simuliatorių ir kaip kartais tenka važiuoti iš Palangos, kad spėti varžybas. Jo, pakalbinom, tikimės, kad šį kartą nereikėjo Tomui iš Palangos grįžinėti, nes prieš praeitas varžybas Tomas grįžinėjo iš Palangos, kad spėtų į briefingą ir vos ne vos spėjo. O dabar matom, kad Tomas važiuoja vieną sporinį. Nu, o dabar antra dalis. Rafal pasidaro, man atrodo, kiek per vėlyvą pasistatymą. Panašu, kad šiek tiek pasistato už linijos ir. Jo, su Japonija tik būtų vienintelis turbūt niuansas, tai kalbos barjeras, nes Japonai silpni yra angliškai. Jo, va šitas yra sunkesnis dalykas, taip. Grįžtam prie kovos, dabar Arminas važiuoja lead, Evaldas važiuoja chase. Arminas labai neblogą lead trajektoriją diktuoja, o Evaldas nepalieka tikrai daug vietos Arminui. Kiek panašu gal prisisaugo, ar kodėl būtent taip yra, bet visiškai pritariu tau. Lekiam. Na, pažiūrim šitą važiavimą, kaip atrodo Evaldas, per plačiai pasistato, išleidžia vieną ratą ant kerbo. Labai didelį kampą čia užsilaužė. Teisėjai būtent taip ir mano, kad Arminas keliauja toliau, ne per seniausiai pradės važiuoti simuliatoriui, bet matom, kad jį puikiai sugebėjo prisijaukinti ir naudoja taip, kaip ir turėtų. Paulius pasidaro grubę klaidą, Oskaras, wow. Tikrai nemeluosiu, jau buvau pasiruošęs kontaktui, bet kontakto panašu pavyksta išvengti. Galbūt teisėjai kiek kitaip įžvelgia šitą situaciją. Aš dabar nežiūrėjau būtent procentą, bet mes turbūt tik tai vienoj kovoj buvom pasakę ne taip, ką pasakė teisėjai, tai tikrai gana dažnai... Jo, sutampa mūsų nuomonė su teisėjais. Arba teisėjų su mūsų. Na, čia jau šito nesužinosim. Šiaip teisėjai žiūri iš tų pačių kamerų, kaip ir mes važiavimus, jie mato praktiškai lyg. Jam visgi jas pavyko atpirkti ir ar užteks? Vienas kvalui, antras, kitas 23. Na taip, čia didelis skirtumas, bet abu tikrai puikiai važiuoja, kaip matom. Bolevičius, Armandas labai spaudžia savo varžovą, visiškai be klausimų atidirbinėja, labai mažą atstumą palieka ir visiškai neduoda atsipalaiduoti. Duotas dalyviams startas, apsikeitė vietom ir pabėga Armandas Bolevičius kiek iš starto. Tačiau Armandas Bajoras pavėja jį. Labai arti. Turim one more time. Visų teisėjų nuomonė įsiskyrė labai retai, taip kada būna, bet šis atvejis būtent toks ir yra. Tikimės, jis bus dar įspūdingesnis ir dar gražesni važiavimai. Nors vietos jau daug, jos gražinti nebėra, reikia ir neperspausti. Armandas Bolevičius net paliečia Armando Bajoro duris. Koks persimetimas, wow. Visiškai finalo vertas važiavimas. Atrodo net geriau užpildo trajektoriją Armandas Bolevičius šiais pozicijoje. Na, žiūrim, kaip antroji važiavimo daly seksis. Armandas Bajoras panašus stengiasi būti kiek arčiau, bet vis tiek sunkiai sekas pavyti Armandą Bolevičių. Labai greitas atrodo Armandas Bolevičius. Čia panašu biški padaro savo meškos paslaugą ir kiek per vėlai persimeta. Jo, dar šiek tiek galim sakyti užsikampinti.
Turim dar vieną one more time. Na ir pradedam. Trečią kartą šie dalyviai bando įsiaiškinti, kuris pranašesnis. Armandas vėl. Bolevičius kala gerą pasistatymą, o Armandas Bajoras padaro grubę klaidą, išleisdamas 2 ratus ant kerbo. Bent jau panašu, kad buvo 2 ratai. Vienas minimum, dėl kito reiktų turbūt pakartojimo. Armandas Bajoras tikrai turbūt jaučia, kad pasidarė labai grubę klaidą ir dabar bandys spaust maksimaliai. Panašu, kad šį kartą daug arčiau pavyksta išbūti savo priešininko. Labai arti. Armandas Bajoras. Tikrai nenorėčiau būti teisėjų vietai. Panašu, kad galime ir teisėjauti. Nežinau, ar čia reikia tų teisėjų. Na, o dabar Giedrius Katinas prieš Tomą Butomį. Dar viena tikrai įdomi kova. Paskutinė top 8 tarp kitko. Pasilieka vietos Tomas iš starto. Ir kas čia? Ar čia tik nebuvo Giedriaus Katino stabdymas ant persimetimo? Jo momentas labai paklaustuko toks. Na, žiūrim antrą važiavimo dalį. Palieka Tomas Giedrių visiškai dūmose. Ir tęsia savo lydraną. Labai neblogas Tomo lydas, o Giedrius prisidarė reikalų. Įsibėgėjime panašu nepavijo. Ir važiavimą po važiavimo labai panašius. Neprisidarant savo labai didelių reikalų, atrodo. Žiūrim, kaip bus jie etapo. O dabar einam prie Armino Vilkelio ir Oskaro Jodžio dvikovos. Abu labai aršus ir geri pilotai. Oskaras kiek nepaveja Armino iš starto. Arminas atrodo labai greitas. Oskarui kiek sudėtinga taip išvažiuoti. O čia, ką mes turim? Ar čia buvo Armino? Einam prie antro važiavimo šių dalyvių. Šį kartą jau Oskaras lydė. Arminas visiškai nepalieka vietos. Labai arti. Tiek persimetimuose, tiek šiaip posūkyje. Visiškai sėda ant durų Oskarui. Toks agresorius. Danielius mano, kad ši kova verta one more time, ką jūs lygiai taip pat, o Vakaris mano, kad Arminas Vilkelis. Gerai žinoma visiems. Oskaras važiuoja tiesiai. Ok, šitas nustebino. Įdomu, kodėl tai būtent nutiko. Ar ten buvo Niknako kampas? Čia reikėtų, nežinau, kaip minimum. Oskaras jau turi 0 už savo pirmą važiavimą. Na dabar turi bandyti kažkaip sudeginti arba atidirbti prieš Arminą, bet Arminas visiškai nepasimetęs ir toliau remia į duris. Puikiai, puikiai, puikiai. Plojimai, aplodismentai Arminui, negu mes matėm jį, tarkim, važiuojant kvalifikacijoje. Ir Arminas Vilkelis keliauja toliau į top 4. Armandas Bolevičius ir Tomas Butomis. Kągi mes čia turim? Abu su E82 BMW pirmukais. Ha, wow. Tikrai šypseną keliantis pasistatymas iš karto. Dūmose net nesimato Armando Bolevičiaus. Čia pasidaro kiek grubesnė klaida, bet visiškai nepasimeta ir remia toliau Tomą į duris. Bet šiuo atveju nieko baisaus tikrai neatsitiko. Butomis kaip arti paliečia savo kolegos galinę dalį, savo oponento. Armandas panašu šiek tiek irgi prisidaro lydę panašioj vietoj klaidelių, bet visgi yra pranašesnis. Čia vėl bus karšta.
Įdomu, ar trasoje realybėje yra šitie du dalyviai susitikę kada nors. Na, jeigu neturi dabar puikia progas išsiaiškinti santykius ir Tomas palieka Oskarą juodį dūmose. Grubiai klysta, labai grubiai. Panašu, kad pasiklysta dūmose. O, Kas čia? Ką mes čia matom iš Oskaro? Kurios lėmė Butomio pralaimėjimą prieš tai buvusį priešininką. O dabar stebim antrą kovą. Oskaras lead pozicijoje. Tomas Butomis visiškai nepalieka vietos ir išsitiesina. Ar čia buvo išsitiesinimas ir ar mes pamatysim one more time? Reikės pakartojimų to vietoj, nes nebuvo galima aiškiai pasakyti. Teisėjai, Danielius tikrai šiandien panašu, kad kažkur skuba. Startas duodamas, dalyviai pajuda. Vėl matom lygiai tą patį. Oskarui nelabai sekasi išvažiuoti Čeiso pozicijoje taip, kad galėtų ant pasistatymo išlikti arti. Jo, Tomas rūko ir nurūko. O Tomas tiesiog kaip važiavo, taip ir suvažiavo. Antras važiavimas one more time. Žiūrim. Oskaro vėl toks įdomus pasistatymas, vėl leidžia ratą ant kerbo. Čia užsikampino atrodo šiek tiek, o Tomas puikiai susitvarko su užduotim. Matos ant pasistatymo, kad nepadarytų tokios pat klaidos, pasiliko šiek tiek vietos. Tikrai nepasakysiu, ar teisėjai klauso mūsų komentarų, bet matom, kad Tomas keliauja ant 3 vietos podiumo laiptelio. Suvažiuota, labai mažai klaidų. Na, o dabar keliamės į finalą. Armandas Bolevičius ir Arminas Vilkelis. Abu šiandien puikiai važiuojantis ir Armandas Bolevičius pasidaro grubę klaidą, nespėja užsimandžiuoti su lead driverio, o Vilkelis tiesiog rūksta ir nurūksta. Bolevičius ant galo važiavimo šiek tiek pasiveja savo varžovą ir parodyt, kad jis yra vertas šiandien būti čempionu. Ir kol kas atrodo, kad galbūt viskas gerai. Vau, koks persimetimas. Drąsus. Arminas Vilkelis visiškai nesitaupo. Finale net turbūt ir žinodamas, kad turi labai nemažą pranašumą. Būtent taip ir nutinka. Teisėjai sutinka su mum. Ir ką, sveikinam Arminą Vilkelį paėmus pirmą podiumo poziciją.